Labas, aš labai mėgstu ledus. Arba laba diena, man labai patinka, kai krenta lepai. Kažkur čia bėda, ką? Trūksta kieto garso L. Lapai. Labai. Jeigu matėte ankstesnį video, tai rodau ten į tokį pratimą. Kietam garsui L mums reikia liežuvio įtampos. Jeigu keičia vaikas minkštų garsų kietą garsą L, reiškia, trūksta truputėlį raumenukų jėgos, tonso. Tai mums tą tonusiuką labai padeda palaikyti. Pirmiausia, šypsenytę, kad nebūtų medūzų. Medūzos netinka. Šypsena, raumenukai veidą įtempti ir tada gali dirbti liežuvis. Pirmas pratimas. Genys kala. Patikrinam liežuvio galiuką. Yra galiukas? Netinka? Galiukas. Kala. Liuks, genys kala. Dar mums reikia vieno pratimo liežuviui įtempti ir galiukų ištreniruoti. Patikrinam, ką valgiam, ar neliko tarp dantukų. Nusivalom dantukus. Viršai, šypsenytė. Smakriukas nejuda. Laikom. Ir žemyn. Šypsenytė laiko. Kur šypsenytė? Čia vietoj. Šypsamės dar viršai. Ir apačioj. Gerai, šaunuoliai. Dar išmokti kietą garsą labai padeda pratimas samtelis, nes galite patys pabandyti, kai tariame garsą L. Mums reikia tik liežuvio galiuko. Tik liežuvio galiukas liečiasi į gomurį. La, kietas garsas. Minkštam garsui mes galim naudoti visą blyną. La. Ir visai nieko baisaus, jeigu ir ne visas tas blynas prisitraukia. Bet reikia kieto garso. La. Kad žinotumėt skirtumą. Jeigu prisiglaudžia visas liežuvis, blynas. Mums reikia tik tai galiuko. La. Kaip iš to video, kur rodžiau, kaip tarti garsą L. Dar vienas pratimas samteliui. Laka katinėlis pieną. Jis labai lakstė, po visą dieną lakstė kieme, išalko. Dabar jam labai norisi gerti. Pabūnam kačiukai. Skanus pienukas dar. Ir dar. Ai, katinėlis prisivalgė skaniai. Dar mums būtų gerai tą liežuvio galiuką išmokti ištempti į priekį. Adatėlė. Blynas. Adatėlė. Blynas. Adatėlė. Visą laiką laikom šypseną. Jeigu tik nuleidžiam, gaunam šnipštą. Medūzos netinka. Šypsenos. Ilgas liežuvis. Pažiūrim, kieno ilgesnis liežuvis. Tavo ar mano? Oi, kaip tu stengiasi. Jėga, šaunuolis. Man atrodo, kad tu laimėjai. Dar kartą pabandom. Aš pasitengsiu labiau, gerai? Bandom. 1, 2, 3. Oi, koks ilgas tavo liežuvis. Jėga. Dar galim pabandyti su arkliukas joja. Koks mūsų arklys gali būti? Mano tai arklys turėtų būti juodas, gražus ir su ilga uodega. O tavo? Tai tegul dabar abu arkliai ir joja. Pritraukim liežuvį aukštyn. Laikiom šypsenytę, smakriukas nejuda, tik liežuvis.
O dabar arklys joja ir pateko į tokią purvynę ir jam pradėjo smigti kojos. Žinok, jis joja ir vis lėčiau ir tos kojos įstringa. Pabandom. Jėga ir visai įstrigo arklys. Čia jau gavom pratimą grybukas. Grybukas labai stiprina liežuvio raumenuką, net jeigu tais atvejais, kad negali vaikas pakelti liežuvio, tai jau kai atidirbam, kad pakeliam, tai tas prilaikymas ir garsui r, ir garsui š, ir garsui l labai padeda. Žiauriai geras pratimas apskritai. Dar pabandom tą grybuką. Šaunuoliai. Dar pratimas šypsenėlis. Švytuoja laikroduko švytuoklė. Mums labai svarbu laikyti šypseną. Jeigu nesišypsom, tai liežuviui liūdna. Reikia, kad liežuvis įsitemptų taip pat kaip mūsų lūpytė. Šypsomės. Galim pasiekti vieną ausį. Liežuvis plonas. Siekiam kitą ausį. Vieną ausį. Kitą ausį. Bemaž ir palaižiam, ne? Dar pabandom pakelti liežuvį aukštyn ir žemyn. Supasi jisai ant supinių. Atremiam tik liežuvio galiuką į viršutinius dantukus. Ir į apatinius. Aukštyn, žemyn. Taip dirba mūsų liežuvio galiukas tam tikslui, kad gautumėm kietą garsą la. Matot, pagrindė pratimas yra santukas la. Bet jeigu iš karto santuko nesigauna, visi kiti pratimai yra liuks žiauriai gerai.